Vienas tokių bjauriausių dalykų, kas gali dviračiui būti, tai traškesiai. Nesuklydau. Ir kartais jų paieška tokia atsiremia į laiko sąnaudas. Kiekvieną dalyką patikrini, važiuoji, testuoji. Vėl patikrini, važiuoji, testuoji. Atrodo tas, atrodo anas. Bottom bracketas, miniklio velninas ne visada būna priežastis. Oi, ne visada. Bet ne šiuo atveju. Parodysiu, kas čia buvo. Gerai? Štai mūsų pacientas, norvegas. Suvaržiau varžtus, sutikrinau balnakotį. Eina per rėmą ir viskas. Kitą kartą būna ratas, guolis, kuris nors traška ir tu mini ir per rėmą persideda. Irgi ne tas. Ir vairas. Vairo kolonėlės ir guoliai ir tarpinės būna čia va, papuola visur pas mus, dulkės, purvas, čia traška. Ne šitas. Pedalai, suvaržiau pedalus. Ne tas. Niekur nedingsta. Nusiemu žvaigždžių bloką, ogi žiūriu. Pas mus va, niklio velninas oktalinkas. Guoliai beje visai švelniai sukasi, bet kai jisai buvo įsuktas, tai kaip ir vienam kažkuriam mano video turėjau pavyzdėlį, kada susisuka visa šita guoliavietė į rėmą, bet vienoje pusėje atsiremia, o kitoje pusėje lieka tarpelis. Ir šiuo konkrečiu atveju dar toksai dalykas buvo, kad arba gamykloje buvo sausai užsukta be jokio tepalo ir su tuo mūsų tarpeliu ten viduj dar aš jau čia pavaliau, pravariau sriegį, atnaujinau. Buvo tiesiog smėlis, pilnas smėlio ir vanduo. Jokio tepalo. Tai ištaisėm sriegį ir kadangi čia šitas paviršius pas mus neapdorotas, tai ištaisom ir šitą paviršių, kad guoliavietė gražiai plokščiai prisiverštų, kad nesistotų jinai pas mus niekaip šonu. Štai jau kažkiek nufrezavau ir galima puikiai matyti, kiek čia daug aliuminio nusiėmė, o štai čia visiškai nieko. Tai vat dar dalį milimetro nuimsiu, kad būtų visiškai plokščias paviršius ir tą patį padarysiu iš kitos pusės. O štai iš kitos pusės irgi situacija labai panaši. Tai čia tiesiog gamybinis toksai defektas, nebrangus dviratis, tai va, nebrangiai ir padaryta. Bet turiu jūs nudžiuginti, kad jeigu jūs perkat brangų dviratį, tai jokios garantijos, kad bus irgi gerai padaryta. Taip, procentaliai, statistiškai geriau, bet jūs neapsaugoti nuo tokių bairiukų. Ir jeigu tai pastebit dar garantinio laikotarpio metu, galbūt kažkokių ir galima pretenzijų pareikšti, bet kaip taisyklė per 2 metus nieks jums nepradeda traškėti, o garantija jau baigėsi. Va, kadangi aš manau, kad guoliai dar buvo visai tvarkingi senojo, čia tiesiog šitam dviračiui nepasisekė, nes nelabai jisai gerbiamas, balkonė laikomas, tai arba po lietum pabuvęs kažkur pastovėjęs, bet oktalinko šitie miniklio velnio guoliai pakankamai patvarus ir gali būti, kad su tokiu traškančiu daug čia su juo ir nevažiuota nebuvo nieko, jis tiesiog buvo nedaverštas, nes nedasiveržė, stipriai nebuvo užspaustas, kad užskersuotų, tai ir guolis turėtų būti gyvas. Montuojam, žiūrim. Štai, prisiminiau šito dviratuku, traškesių kaip nebūtų, o laiko tai sugaišta atskira tema. Parašykit komentarą, su kokiais traškesiais jūs esate susidūrę ir būtinai pažymėkit, koks buvo sprendimas.
tų traškesių pašalinimo. Nes kaip ir visiems juk įdomu pažiūrėti, savo patirtim pasidalinti. Šituo konkrečiu atveju jūs net ne tai, kad nuvežat mechanikui sutvarkyti kažkokį konkretų mazgą, o jūs nuvežat mechanikui tam, kad pasinaudoti jo žiniomis ir įgytą praktiką. Ir būtent už tai jūs jam turėtumėt atsidėkoti. Esu tokių atvejų matęs, kada ten pusė dviračio perrenkama, taip ir nerandama kame replės, o būna visai kažkokia ta smulkmena, kuri atrodo neturėtų įtakoti mums nei garsam kažkokiam pašaliniam niekam. Kažkaip taip, video čia nemokomasis, nieko aš čia nenoriu iš jūsų išmokinti, norėjau tik tais pasidalinti ir parodyti, kad kartais ne taip viskas paprasta. Ir jeigu jūs, beje, grupiai būna kokioj Facebook'e, man kažkas traška, N variantų, tiesiog, jeigu jūs nerandat, vežkit meistrui, kuris tą gedimą turi pašalinti, o jeigu jau pašalino, tai valio, nes čia toksai dalykas, kuris erzina labai stipriai. Mini ir neįsivaizduoju. Tiesiog. Čiau.